Ką galvoja apie jūs mylimas žmogus? Vieną kortą. Kortos nurodo, kad buvo santykiuose pykčiai, gali būti skyrybos ir gali būti nebendravimas ir labai žmogus yra įsiskaudinęs, būtent kalba, kai eina apie tai, buvo daug melo santykiuose, labai žmogus pasimetęs, gali būti santykiuose trečias žmogus. Jeigu, tarkim, buvot pora ir, tarkim, vaikinas su mergina buvot ir, tarkim, nuo jūsų išėjo mergina, tai žinokit, kad buvo trečias žmogus ir buvo vaikinas ir ta moteris, dėl kurios jūs pergyvenat, ar jinai yra labai pasimetusi. Ir atvirkščiai, tas pats yra, tarkim, jeigu su moterim. Jeigu iš moters išėjo vyras pas kitą, tai žinokit, kad dar dvejoja, dar galvoja, dar atsimena ir galvoja, ar sugrįžti ar ne į senus santykius. Bet faktas tas, kad santykių artimiausių metų nebus.